Važiuojame į Torrevieja. Nors Torrevieja nėra mano mėgstamiausias miestas, bet retkarčiais patinka nuvažiuoti pasižmonėti, pasivaikščioti krantinę ar pavakarieniauti viename iš daugybės restoranų. Pirmą kartą su vaikais atostogavome Ispanijoje maždaug prieš 10 metų ir nieko nežinodami apie šį miestą išsinuomojom butą būtent Torreviejoje. Nors dabar atostogoms su jo nesirinkčiau, bet tada viskas atrodė kiek egzotiškai. Nors manau, kad aišku, miesto pasirinkimas priklauso nuo to, ko tikitės iš savo atostogų. Oi, kokie gražuliai. Mes turbūt išprotėjom, kad važiuojam. Torrevieja yra labai kontrastingas miestas. Iš vienos pusės čia yra gražių vietų, tokių kaip graži jūros krantinė ir puikūs restoranai. Iš kitos pusės miestas gali pasirodyti labai nešvarus, triukšmingas ir ne itin geros reputacijos. Važiuojam į parkingą. Mieste surasti laisvą parkavimo vietą yra praktiškai misija neįmanoma, tad visada paliekame mašiną mokamoje požeminėje aikštelėje. Ji nėra brangi ir pačiame centre, tad labai patogu. Dabar belieka surasti vietą. Smulkmena. Mane užraginai? Kovaisis. Basanavičiaus gatvė. Tai jau seniai čia buvom, tiek daug žmonių, vis tiek labai keista. Torrevieja promenadą pasėjo Maritimo Juan Aparicio, dar žinoma kaip Deles Rocas, nuo Alų, yra viena iš populiariausių pasivaikščiojimų vietų mieste. Promenada tęsiasi nuo Prieplaukos iki Playa del Cura paplūdimio ir baigėsi ties Los Locos paplūdimiu. Promenados ilgis yra apie 1,5 kilometro, rašo 1,6 kilometro. Čia yra nesuskaičiuojama galybė įvairių restoranų, kavinių, parduotuvių. Žmonės tiesiog čilina, kas maudosi, kas vakarieniauja, pietauja. Tiesiog nenustojamas šurmulys turbūt visą dieną, išskyrus siestą. Žinoma, kalbu apie vasarą, kai atostogauja ne tik vietiniai, bet ir pilna turistų. Einam, pasivaikščiosim. Vyksta kačių maitinimas. O, ten ausis kiša. Balandžiai irgi laukia savo eilės. Naujas prekybos centras ir aikštelė nusimato. Visada, kai einam šito tilto, toks truputį nejaukumas, nes tos lentos ne visos labai stabilios. Ši vieta puikiai tinka ilgiems vakariniams pasivaikščiojimams, klausantis bangų ošimo. Kažkiek primena Palangos tiltą. Kas kaip sugalvoja? Teatras. Jausmas toks, kaip eitum pirty. Šiaip važiavom į šitą restoraną, bet ir atva kaip dirba. Pasirodo, jūros gėrybių restoranas vasarą atidaromas tik pietums, o štai toj pačioje aikštėje esantis Freidorija tik vakarienė, tai ten ir prisėdame. Pasirinkimas nėra labai platus, bet pakankamas. Čia ir midijos, ir aštuonkojai, ir tiesiog sumuštiniai vaikams. Prie bažnytėlės. Ispanai šiaip turi visai skanų nealkoholinį alų, tostadą, bet šis nebuvo vienas iš tų, tikrai toks labai šiaip sau. Va tokia kojinė. Žmonių maždaug tiek. Torrevieja gali būti patraukli tiems, kurie ieško aktyvaus naktinio gyvenimo ir neturi didelių lūkesčių dėl švaros ar ramybės. Miestas turi savo žavesio, tačiau reikia būti atsargiems ir pasiruošusiems įvairiems netikėtumams. Turiu minty, kad Torreviejoje tikrai yra problemų su narkotikų vartojimu, bei žinoma, visada reikia saugotis kišenvagių, kaip ir visur turistinėse vietose.